Kaštonai ties Vyla. Čia tas bazaras. Taigi va, čia visur prasideda. Savo šmurkė. Nu, jeigu aš būčiau vagis ir eičiau vogt, tai eičiau vogt čia. Kur neriam pirmą? Ten? Ai va, reikia praeiti. Palauk. Aš einu savo greičiu, Nu, tai gerai. man per greitai ir ne. Gerai. Čia tik vyrams gal tūliukas. Aha. Eisi vyrų. Bobams nėra. Nu, kol kas dydis, tai tikrai nemažas. Nieko nesakiau. Yra. Ne, kai lietuviai vyrai sako, lietuvės materialistės, kitų šalių moteris ne materialistės. Bet važiuoji čia, supranti, kad esi opposite. O Dieve, kaip mirčiai. Bet čia kelnių tai nėra. Görüşürüz. Auksai. Jo, čia pagrinde. Gal dėl to ir saugo šitą vietą, nes čia jo, vien auksai visokiausi, čia sidabras, visos kitos nesąmonės, dar kitiklas. Tai rūbai, kai suprantu, bus laukia. Nu, bet čia vienas kits ir viduje. Negerčiau aš. Iš kriauklės gerti šitą miestą. Ne, labai chloruotas vanduo. Mes jau artėjam tų rūbų. Šitą jau turėtumėm prieiti. Artık vazgeçti adam. Žiūrėk, kažkoje kišenėje lindom, kurio žmonių netiek daug. Tiesiog čia tokie pasiklydę ateina tik tais. Kaip mes. Božė rūbai. Šviesų kelnių. Tai rasi. Sen bak onu ya. Va, pradžia. Nu, knygų čia netrūksta. Savočiška biblioteka. Ben بعد Snaigos. Be knygų iškart mažiau žmonių, nes nieks neskaito. Čia rusitai kilimą ruošia kaip karalienė. Būtų gerai atsisėsti. Čia lanksto tą pučią nuo jo labai. Čia internai. Ką? Čia yra internai. Internis šipa, ne? Ja, va, atėjo profas. Ką jūs čia darot, debilai? Ir tėvas, važiuok panašus. Va, žiūrėk, koks profas. Opa, vieną ranką. Durneliai. Moko lankstyti rūbus ir kydamus. Ta patį. Opa, ir padarė. 20 metų tu padirb ir irgi mokėsi. Gali atsisėsti. Ištrūkom iš Turgaus. Pavažiuosim metro. Ir varysiu tiesiog pailsėti dabar, nes jau dieną, nu, kaip ir įpusėjau, tai būtų biškai gerai ant vakaro atgauti jėgų, kad galėtumėm išlysti.
papasakok, kur mes šiandien buvom ir ką veikiam. Ėdalo nefilmavom, nes valgiam tos pačiose vietose. Jo, atsibodo kažko ieškot naujo. Mes per daug. Tiesiog šiandien mirt jau dabar biškai taip noris pailsėt. Galvoju, turgus bus lengva, žinai, nueis, pavaikščias, čia taip smag, išsunkia kaip turi būt. Šiaip tas karštas labai prisideda, žinai. Tai jo, dabar tiesiog pakimarinsim vidai. Ir vakare galbūt dar išlysim. Pasirodo, grįžtam į tą turgų. Ne dėl kelnių. Jo, nes tenais yra seniausia Stambule kaljaninė. Čia tik liftai? Mes kilom labai lėtai. Tai va, suradom vietą, ten šalia yra kita vieta, tai čiut nepakliuvom į kažkokį tai random place. Ten taip atėjom sodinamas, matau ženklą, galvoju čia vietoje, ne, bet pasirodo čia ir tenais, ten toliau. Už to kampo yra antra vieta. Tai tu pirmą įeini į tą vietą ir tada tik tais čia patenki. Tai va, užsisakiau kažkokį su... Tiesiog paprašiau, kad padarytų, ką jie dažniausiai mėgsta. Ir sakė, atneš kažkokį su obuoliais ir anyžių, manau. Tai, nu, kombinacija skamba tikrai keista. Atnešiu šitą pypkę. Tokia nebloga visą. Ir, jo. Anyžius biški jaučias, obuolio nelabai. Ir nėra aštru, nugalvojau, per daug anglies atnešė, bus per karštą, žinai, ir degins gerklę, bet kol kas tai viskas gerai. Labai toks skonis keistas. Jo? Anyžius labai jaučiasi. Nu jo, taip. Per strong. Per strong, man tai gerai kavytė. Tokia lengva, paprasta, turkiška. Lengva? Jo. Kaimynas strong. Ne, normali turkiška kavytė. Tiesiog reikia nedaug gert. Nu, mažą gurkšniuką. Palieku tau pusę. Gera? Nice. Baklau. Jo. Ką? Gerą vakarą.